Sveiki! Šiandien jums parodysiu, kaip pasidaryti dabar ypač madingą Galaxy manikiūrą. Tam mums reikės nagų dailės rinkinio iš Kiss, makiažo kempinėlių arba akių šešėlių aplikatorių. Taip pat naudosiu viršutinį ir apatinį nagų lako sluoksnius iš Bellaton. Manikiūrui prireiks ir juodų lakų. Vienas iš jų su smulkiais blizgučiais iš Gosh, o kitas tiesiog paprastas juodas atspalvis iš Essence. Naudosiu ir spalvotus lakus. Jie yra iš Bellaton. Vienas yra turkio atspalvis, o kitas koralų spalvos lakas. Manikiūrą reikėtų pradėti nuo nagų odelio atstūmimo. Tai galime padaryti su specialia apelsinmedžio lazdele, kurią rasite Kiss nagų dailės rinkinyje arba galite įsigyti atskirai. Tuomet dengiame nagus plonu nagų lako pagrindo sluoksniu. Išdžiūvus nagų lako pagrindui galime tepti juodą spalvą. Kadangi šis Essence lakas yra tikrai pigmentuotas, man užteko ir vieno sluoksnio, juo padengiau visus nagus. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tarp sluoksnių leistumėte lakui gerai nudžiūti. Juodam lakui išdžiūvus periname prie smagiausios dalies. Bandysime kurti Galaxy efektą. Kaip ir minėjau, tam reikės arba kempinėlės arba akių šešėlių aplikatorius ir tepame ploną sluoksnį turkio spalvos lako. Juo švelniai tapšnojame jau nudžiūvusius juodų lakų padengtus nagus. Ir smagiausia tai, kad jokių taisyklių nėra. Galite kurti kokią tik norite formą. Svarbiausia nepadauginti lako. Taip pat nebijokite ištepti nagų odelių, nes vėliau visada galėsite jas pavalyti. Kol kas nagai atrodo taip, o dabar galime pereiti prie koralų spalvos lako. Su juo elgiamės lygiai taip pat, tai yra tepame plonų sluoksnių ant kempinėlės ir švelniai tapšnojame nagus. Būtent čia jūs galite leisti savo paeksperimentuoti, tai yra galite labiau šviesinti nagus arba palikti juos tamsesnius, galite tepti koralų atspalvį ant turkio spalvos lako, galite tepti kaip tik ten, kur jo nėra. Žodžiu, tikrai nebijokite ir bandykite viską, kas jums atrodo gražiai. Tikrai neišeis visi nagai vienodi ir tai ir yra gražu šiame manikiūre, kad jie yra skirtingi ir visi savaip įdomus. Šis žingsnis yra nebūtinas, tačiau man patinka naudoti dar ir juodą laką su blizgučiais. Jį dažniausiai naudoju nagų kampučiams tam, kad sukurčiau erdvės įspūdį. Galiausiai periname prie blizgučių ir aš pastebėjau, kad man patogiausia juos klijuoti prie nago vėlgi kempinėle. Tai kol nagai dar nėra visiškai išdžiūvę, aš kempinėle pakabinu blizgučius ir lygiai tokių pat tapšnojimo judesių kaip ir anksčiau spaudžiu juos prie nago. Kiss nagų dailės rinkinyje yra įvairių dydžių ir spalvų blizgučių, o būtent šią manikiūrą aš pasirinkau tamsiai mėlynus ir sidabrinius. Tuomet viską padengiu viršutiniu nagų lako sluoksniu ir leidžiu gerai išdžiūti. Jei matau, kad kažkur išsitepiau odeles, paprasčiausiai jas pavalau su vatos pagaliuku pamirkyto acetone. Ir galime grožėtis rezultatu. Jei išbandysite šį manikiūrą, komentaruose pasidalinkite, kaip jums pavyko. Sėkmės!